Neringa vienas gražiausių ir labiausiai turistų lankomų Lietuvos kurortų. Tik persikėlus keltu į Kuršių neriją apima įspūdis, jog atsidūrė visai kitame pasaulyje. Unikalus kraštovaizdis, puikiai kurorto ekologinė būklė, švarūs paplūdimiai bei gaivios jūros bangos puikiai atpalaiduoja, o visus metus vykstantis įvairiam skoniui skirti renginiai bei patogiam ir turiningam poilsiui sukurta infrastruktūra suteikia daug malonių įspūdžių. Visi šie bruožai leidžia vadinti Neringą vienu patraukliausių Baltijos jūros kurortų. Neringa įsikūrusiai Kuršių nerijoje, siauriame pusiasalyje, skiriančiame Kuršių marias nuo Baltijos jūros. Į Neringą galima patekti iš Lietuvos uostamiesčio Klaipėdos keltu persikėlus per Kuršių marias. Šiaurinė Kuršių nerijos dalis priklauso Lietuvos Respublikai, pietinė Rusijos federacijai. Bendras Kuršių nerijos ilgis apie 98 km. Plačiausia nerijos vieta yra netoli Nidos ties Bulvikio ragu 3,8 km. Siauriausia ties Šarkuvos gyvenvietė. Rusijoje priklausančioje dalyje čia nerijos plotis tesiekia 380 metrų. 2000 metais Kuršių nerija buvo įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą kaip kultūrinio kraštovaizdžio objektas. O natūrali Kuršių nerijos gamtinė aplinka didžiausia vertybė, traukianti lankytojus iš viso pasaulio. Mokslininkai teigia, kad Kuršių neriją Baltijos jūros bangos ir vėjai suformavo daugiau kaip prieš 5000 metų. Ties Sempos pusiasaly iš pradžių susidarė plika, siaura jūros smėlio juosta, kuri pamažu ilgėjo. Ilgainiui jūros bangos ir srovė sunešė vis daugiau smėlio. Juosta platėjo ir galiausiai atskyrė marias nuo jūros. Kuršių nerijos pasididžiavimas smėlio kopos susidarė vėjui pūstant išdžiūvusi smėlį. Vėjo genamos kopos slinkdavo į marias, taip pakrantę paversdamos sausumą. Smėlių užpildama marias nerija platėjo, traukėsi iš vakarų į rytus. Šis slinkimas sustojo, kai akmens amžiuje čia ėmė augti miškai. 15–16 amžiaus sandūroje Kuršių nerijoje apsigyveno kuršininkai. Žvejai skrodė Kuršių marių bangas ypatingos konstrukcijos būrinėmis valtimis – kurėnais. Veikiami savitos Kuršių nerijos gamtos ir beveik atskirti nuo žemyno vietos gyventojai statė originalius nendrėmis dengtus pastatus. Tik Kuršių nerijos gyvenvietėse te pamatysime raštais išmargintų, išdidžiai besisukiojančių žirgelių bei vėtrungių. Šios vėtrungės liudija apie pagrindinį senųjų Neringos gyventojų užsiėmimą – žvejybą. Žuvis šimtmečiais kuršininkams buvo pagrindinis maisto produktas. Skurdus pasirinkimas vertė senuosius gyventojus ieškoti kitos galimybės prasimanyti maisto. Taip jie išmoko gaudyti varnas ir specialiai jas paruošus vartoti maistui. 15 amžiuje visa Kuršių nerija buvo apsigobusi žalia miškų skraiste. Senieji gyventojai medžius laikė šventais ir jų nelietė. Vėliau žmonės medžius pradėjo negailėdami kirsti. Iškirtus miškus, nebesutvirtintas vėjo genamas smėlis slinko skersai pusiasalio Kuršių marių link. Didžiulės kopos savo kelyje palaidojo ne vieną pamario žvejų kaimą. Spėjama, kad Kuršių nerijoje yra net 14 smėlių užpustytų kaimų. Jų gyventojai kėlėsi iš vienos vietos į kitą, tačiau slenkančios kopos atsivydavo bėglius. Slenkančios kopos vertė ieškoti būdų sustabdyti šį procesą. Taip atsirado kopagūbriai, dirbtinai suformuoti žmonių. Vėliau paaiškėjo, kad geriausiai slenkantį smėlį sulaiko kalnapušių šaknys. Kuršių nerijos kopas apželdinti pradėta prieš porą šimtmečių ir šis procesas tebesitęsia iki šiol. Tokio masto pajūrio kopų sutvirtinimo ir apželdinimo darbai Kuršių nerijoje yra vieninteliai pasaulyje. 19 amžiaus pabaigoje Neringą ėmė garsinti pamėgę čia leisti vasaras vokiečių ekspresionistai, literatai, psichoterapeutas Zigmundas Freudas, Nobelio premijos laureatas rašytojas Tomas Manas
kuris pirmą kartą atvyko į Nidą 1929 metais. Sužavėtas Kuršių nerijos gamtovaizdžio rašytojas nutarė čia pasistatyti vasarnamį, kuriame praleido 3 vasaras. Senieji vietos gyventojai pasakojo, kad po vasarnamio statybų vieta atrodė taip, tarytum namas būtų nuleistas iš dangaus. Kopa nebuvo pažeista, medžiai neiškirsti. Dabar rašytojo vasarnamėje įkurtas memorialinis muziejus ir Tomo Mano vardo kultūros centras, kuris tapo ir tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo susitikimų centru. Kurortų augimas lėmė ir architektūrinės naujoves. Greta senųjų žvejų namų, kuriuos puošė lėkiai ant stogų ir dominavo mėlyna spalva, dygo nedidelės, dažnai mūrinės vilos. Dideli viešbučiai, kurių pavadinimai rodė pagarbą vietinį etniniai tradicijai. Iki šiol išlikę Kuršių kiemas, Kurischerhof, Kuršių elnės, Kurischer Elch. Kurortinis verslas tuo metu pritraukdavo iki 10 000 poilsiautojų per sezoną. Lietuvai atgavus nepriklausomybę į Neringą ėmė važiuoti senieji vietiniai gyventojai ar jų palikuonys karo audrų nublokšti į Vokietiją ir kitas vakarų Europos šalis. Pastaraisiais metais į Neringą vis daugiau atvyksta jaunų šeimų su vaikais iš įvairių Europos valstybių. Nidos, Juodkrantės, Preilos ir Pervilkos viešbučiai ir poilsio namai visus metus pasiruošė svetingai priimti ir pavienius ir su šeimomis atvykstančius svečius, pasiūlyti jiems įvairių pramogų, patarti, kaip turiningai praleisti laisvalaikį. Nuo Juodkrantės iki Nidos nutiestų per 30 km ilgio dviračio taku organizuojamas pažintinės pėsčiųjų ir dviratininkų ekskursijos bei žygiai. Visose Neringos gyvenvietėse veikia dviračių nuomos punktai. Vandens sporto mėgėjams Neringa ideali vieta pramogauti. Kuršių marimus galima plaukyti burlentėmis, jachtomis, vandens dviračiais, kateriais bei senosiomis kuršių žvejų valtimis, kurėnais, pastatytomis pagal autentiškus brėžinius. Iškylos laivais į Kuršių marias vienos populiariausių pramogų. Plaukiant burlaiviu smagu grožėtis miškuose skendinčią Nidą, aukštai iškilusių švyturių smėlio kopomis. Norintieji gali nuplaukti ir į didžiausias Lietuvos upės Nemuno žemupį, aplankyti šio krašto įžymybes, Uostadvario švyturį, Lietuvos Venecija vadinamą Mingės kaimą, paragauti ant laužų išvirtos žuvienės. Visą informaciją apie Neringos poilsio ir pramogų industriją galima gauti Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre Agila bei 4 infoterminaluose, dar vadinamuose infokioskais. Naudojantis šiais terminalais visą parą galima patekti į specialią interneto svetainę, kurioje yra visa informacija apie Kuršių neriją, lankomus objektus, pramogos, paslaugas.